Žvelgdami į šį vaizdo įrašą kviečiu jūs sulėtinti tempą ir atverti naujas perspektyvas. Kai žiūrite, neleiskite savo reakcijoms automatiškai perimti viršų, nei vienaip, nei kitaip. Tai kvietimas į laisvę. Atsakymas į jūsų giluminius klausimus visuomet paslėptas jumyse, kantriai laukiant jūsų pažadinimo. Pagalvokite, kaip išorinis pasaulis atspindi jūsų pačių mintis ir vaizduotę. Pasiekus šį pažadinimo būseną, būtina apkabinti tylą ir palikti už nugaros kasdieninius savokas ir schemų, kurios mus laiko belaukiančius. Tikroji įgyvendinimas yra tuštumos esmėje, kas jūs esate. Būtina atsikratyti mintų, jausmų ir pastangų, kurios tik palaiko skyrybos iliuziją. Įsivaizduokite skausmą išnykstant, kai jūs save pripažįstate kaip tobulą ir nepakitomą būtybę, kokia visada buvote, unikalią ir sąmoningą. Susilygindami su šia tikrąja prigimtimi, pradedate vidaus gydymo kelionę. Raktas į reaktyvių schemų nugalėjimą slypi paprastame atsisakyme reaguoti. Pasitikėkite savimi, leiskite kūnui ir protui natūraliai gydytis. Stebėti mintis ir emocijas, neidentifikuojant jų su savimi, yra lemiamas šio savęs pažinimo proceso momentas. Praktikuoti šį įgūdį leidžia emocijoms laisvai plūsti ir išsivaduoti, neįsitraukiant į srovę. Nebūkite nusiminę, jei pradžioje tai atrodo sunku. Tęskite praktikavimą, atlaisvindami ir pasitikėdami savo esybę. Atminkite, kad gyvenimas nuolat kinta. Neišreiškiant pasipriešinimo gamtos tvarkai, sugrąžinate savo energiją ir randate vidinę ramybę. Tiesiog būkite, susijunkite su savimi ir leiskite audrai praeiti, žinodami, kad kaip sąmonė, jūs visada esate čia ir laukiate visiško pažadinimo. Leiskite sau keliauti šią savęs pažinimo kelionę ir leiskite sau gyventi visiško harmonijos su gyvenimo srove būsenoje.